Ketvirta diena, kai važiuoju 3500 km per visą Laosą. Šiandieną važiavau vienu gražiausių kelių visame Laose. Diena prasidėjo nuo kelto paieškų, navigacija vedė ratais kvadratais ir galiausiai netyčia užsukau vietinį turgų, kur tikriausiai visai nebuvo galima važiuoti motociklu. Bet čia Laosas, taisyklių nėra. Galiausiai radau keltą, persikėliau per Mekongo upę į kitą pusę ir prasidėjo tikras malonumas. Kelias idealus asfaltas, be duobių, o vaizdai kiekvienas posūkis kaip atvirukas. Bet po maždaug 100 km supratau, kad turiu problemą. Nei vienos normalios degalinės. Išvažiavau su pilnu baku, bet kalnai kūrą valgo kur kas greičiau. Jau rimtai galvojau, kad baigsis kūras vidury kalnų. Ir tada netyčia pamačiau mažą parduotuvėlę, servisiuką, užsukau pasižiūrėti, gal turės netyčia kūro. Ir laimiai turėjo. Aišku, permokėjau žvėriškai, bet ką daryti, kai neturiu kito pasirinkimo. Tada pilnu baku tęsiau kelionę toliau ir čia prasidėjo pats gražiausias Laoso kelias iki šiol. Kalnai, slėniai, begalinės panoramos. Prie pat dienos tikslo dar pervažiavau tiltą per Mekongo upę, vaizdas buvo irgi nerealus. Šiandien apsistojau hostelėje tiesiai ant upės kranto, įveikiau 213 km, nepameš šitos kelionės, pasek profilį ir junkis prie 5 dienos.